Sveiki, mano mėly ožiaragiai. Šiandien pakalbėsim apie tai, kas laukia jūsų per ateinančią savaitę nuo tada, kada žiūrite šį video. Pradėsim nuo simbolių. Ši savaitė jūsų bus tikrai harmoninga, darbinga. Taikliai pastebėsite įvairius niuansus savo gyvenime ir apskritai darbe. Žibėsite kaip žvaigždė. Va. Būsite toks įkvėptas turbūt netgi, sakyčiau. Gali būti, kad ryšitės į kelionį arba kažkokiam pramogai kažkokį. Taip pat šią savaitę net 2 sparneliai angelų iškrito, tai tikrai žinokit, jūs globos jūsų angelas sargas, bus, turbūt net pajausite tą globą. Va. Gali būti ir laisvės troškimo, tokio norėsis, bet šiaip iš esmės jausitės harmoningai, savaitė subalansuota bus, kažkokių iššūkių didelių nekils. Gali būti, kad kažkokį seną reikalą sutvarkysite, sulopysite, gal santykius su kažkuo, galbūt atleidimo momentas bus, susitaikymo. Va. Nu, tai tokia savaitė, jūs pats būsite ryškus ir žibėsite, visur pasirodysite puikiai ir harmoninga savaitė gausis jums. Va. Ir žinokite, kad globojami esat. Nu va, gerai, pasižiūrėkim, ką kortos dar turi pasakyti, kokia savaitė laukia ožiaragių. Išmintingasis iškrito, vai pažiūrėsim daugiau. Išmintingasis. Tradicija ir tvarka. Primena man popiežiaus kortą. Pasižiūrėsim. Piligrimas. Naujos galimybės ir augimas. Gerai, tuoj patikslinsim, pažiūrėsim. Bent 3 kortų norėčiau iš viso. Kas laukia ožiaragių? Gerai. Karys. Perfekcionizmas ir perdegimas. Šitas perdegimas gali būti, jeigu būtų aukštinkojom. Tai greičiausiai tiesiog įspėjimas šalia, kad jūsų perfekcionizmas gali truputį į perdegimą nuvesti. Tai štai, gausite galimybių kažkokių augimui. Turbūt jums pasitarnaus taisyklių laikymasis, tvarkos laikymasis ir darimas visko pagal nusistovėjusią tvarką. Va. Išmintingai elgsitės. Ten, kur didelė ir ilgai nusistovėjusi tvarka, yra ir išminties iš tikrųjų, nebūtina visko griauti, kaip sakyti, ir priešintis. Tai šiuo atveju jums tvarka ir žinomi dalykai tikrai atneš daug išminties. Va, ir galimybių augimui. Va. Tiesiog gali būti, kad tas savo galimybės jūs pritraukėt būtent su savo gebėjimu viską apgalvotis ir apsvarstyti ir truputį net perfekcionizmas tas jūsų. Norėjimas, kad viskas gražiai susidėliotų, tai tas perfekcionizmas čia su taisyklių laikymusi turbūt irgi susiriša, ne? Matom, kad kur tvarka ir perfekcionizmas labai panašus ryšys tarp jų. Bet jau kaip ir minėjau, nepamirškite, kad reikalingas ir poilsis, ne viskas turi būti tobula, šiaip kartais reikia savo resursus asmeninius, ar fizinius, ar psichinius, ar materialinius, truputį patausoti ir iškeisti padarytą į tobulą. Tai yra tobulai padaryta. Tai va, kad to perdegimo išvengtumėt.
Šiaip ir kaip ir iš simbolių kalbėjau, kad viską jūs tvarkingai, taikliai surasite visus atsakymus į jūsų rūpimus klausimus ir atrasite išeitis. Tai ir čia tos kortos irgi atspindi tai, kad jūs gausite ir naujų galimybių save parodyti. Ir galbūt net tas savo išmintį parodyti sugebėsite kažkokioj situacijoje, kuri galbūt ir kaip iššūkis gali pasirodyti. Bet tas iššūkis yra nauja galimybė. Galimybė augimui. Ar tobulėjimui kažkokiam. Ką dar turi žinoti ožiaragis apie šią savaitę? Dvi tokios gan skirtingos kortos – karalienė kardų ir taurių tūzas. Taurių tūzas kaip ir tokio emocinio tobulėjimo, turbūt gebėjimo savo jausmus pajausti ir išgyventi, o karalienė kardų ji tokia daugiau racionali mąstanti, daugiau strateguojanti. Nors iškrito aukštinkojom, bet aš aukštinkojom neskaitau kortų dabar šiuo metu. Tai kalbėsim taip. Tai gali būti, kad reikės ieškoti balanso tarp to jūsų gebėjimo pagal taisyklės ir viską išmastant spręsti ir tarp jūsų jausminės srities. Gali būti, kad būtent vienas kitą parems šitas jūsų savybės, nereikia atsikratyti vieno ar kito. Gerai būti ir truputį jausmingam, gal net ir daug jausmingam, bet nepamesti protą, kaip sakant, su gilia tvarka, tokia žinojimu savo emocijų ir iš kur jos kyla. Jums padės tai sutvarkyti reikalus jūsų. Ir apskritai balansą atrasti. Gali būti, kad meilės srityje pasireikš kažkas tokio gilaus, arba jūsų partneris toks labai griežtas ir racionalus gali pasireikšti jums. Tokią savybę savo atskleisti. Taip pat sakyčiau, neužsisklęskite emocijoms ir meiliai. Jeigu esate tas perfekcionistas, kur galbūt norite, kad klostytųsi viskas kaip pagal knygą, ir tie santykiai, ir darbas, ir visa tvarka namuose, tai ties santykiais truputį atleiskite vadžias tuo klausimu, truputį leiskite savo jausti. Gali būti, kad per daug racionaliai viską žiūrite, jausmus racionaliai žiūrėti nereikia, tiesiog reikia išjausti juos ir būti juose. Ką tai duoda augimui, pasižiūrėkim. Šito balanso paieškos. Pažas taurių. Tai toks truputį ir nerūpestingumo įneškite į savo gyvenimą, per daug negalvodami apie taisyklės. Ir atneša jums naujas galimybės. Tas pažas taurių toksai kaip ir pusiau, kaip analogija kvailio kortos labai panaši. Man tos asocijuojasi kortos abi. Kai jisai turi priemonės, nuo lietaus, bet skėti kažkur kitur laiko, nors nelyja, bet čia tarsi tos bangos taškosi. Gal reikėtų virš galvos laikyti, tą skėtį būtų racionaliau, ne? Ir čia turbūt ta korta ir jums įspėja, kad truputį tą vaikišką džiaugsmą savo, gebėjimą domėtis ir, kaip čia pasakyti, tokio
net nežinau, kaip lietuviškai man pasakyti, tokio džiaugsmo ir ilgesio naujais dalykais pasidžiaugimo jausmą gražinkite, tokį vaikišką džiaugsmą. Kai kažko laukiate ir tarsi nekantraujate, ne? Ir taip su to vaikišku žvilgsniu pasižiūrite į sudėtingus dalykus ir ne viskas taip sudėtinga atrodo tada. Va. Tai žodžiu, iš esmės kortos sako atsipalaiduoti ir leisti savo jausti. Va. Taip. Gerai, dar norėčiau. Ką apie perfekcionizmą reikia žinoti ir perdegimą? Popiežius arba šventikas. Jūsų perfekcionizmas gali labai būti jūsų tarsi vidinė savybė, labai gili ir jums artima. Ir kartais patampame patys savo priešais, kaip sakant, būdami savimi. Va. Nesakau, kad nebūkit savim, būkit. Tikrai jumise yra daug išminties, jau truputį ir užsiminiau tą kortą, man tas išmintingasis, būtent popiežiaus kortą priminė, kad jūs ieškote išminties ir savyje ir giliai iš jos mokotės. Va. Tai tas perfekcionizmas jūsų ir dvasinio kelio yra dalis. Va. Pasižiūrėsiu, aš dar knygutę, ką man pasakys, gal kokių įžvalgų. Kokių įžvalgų. Vėl apie tradicijų laikymąsi kalba, žinias ir tikėjimą. Tai yra jūsų įsitikinimus. Gali būti, kad jūs ieškote dvasinės prasmės ir bandote savo moralinės savybės pagerinti. Gali būti, kad jums kažkoks mokytojas ar mentorius ateis į gyvenimą ir padės jūsų dvasinėme kelyje. Čia dar kartą primena sekti nusistovėjusių struktūrų ir turėti savo tradicijas. Gali būti kažkokių religinių švenčių. Tai vėl tas tradicija ir tvarka atsikartoja. Va. Jūsų perfekcionizmas truputį turėtų būti, ar yra paremtas būtent tvarkos siekimu. Va. Apie perdegimą šitą kortą nekalba. Tai gal sakyčiau, labai jisai jums ir negresia šiuo metu. Bet vis tiek turėkit omeny. Nes ir ta karalienė kardų, jinai tokia perfekcionistė ir siekianti griežtai savo tikslų, bet taurių tūzas sako, ne, į savo jausmus truputį atsigręžti, o pažas taurių irgi tą patį sako, truputį atsipalaiduokite. Tai va, truputį atleiskite vadžias ir tada tas perfekcionizmas jums neneš tos rizikos, perdegimo. Bet apskritai paėmus jūs labai išmintingas žmogus esate. Labai, kad ir racionaliai žiūrite į pasaulį, bet labai daug ir dvasinių dalykų gilių žinote ir suprantate. Va. Gali būti, kad jūsų tos dalies, to dvasinio tobulėjimo ar dvasinių dalykų supratimo nelabai žmonės pažįsta jumise, nes jūs tą perfekcionisto ir racionalaus žmogaus paveikslą rodote daugiau visuomeniai, o tik artimiausi žmonės žino, kokie jūs iš tikrųjų esate gilūs, kokie pažengė savo dvasiniam kelyje. Va. Tai nebijokite truputį atsipalaiduoti ir truputį atsiskleisti.
jūsų išminties reikia žmonėms. Jau ir iš simbolių kalbėjau, kad išmintingus sprendimus priimsite. Ir kortos sako, bent 2 išminties kortos iškrito. Tai dalinkite savo išmintį, nelaikykite savyje jos. Galbūt kažkam jūsų žinios, jūsų kelias praeitas, galbūt jūsų pavyzdys kitam žmogui bus kaip vadovėlis jo gyvenimo kelyje. Va, nebijokite dalintis. Gerai, pasižiūrėsim, ką dar turite žinoti, ką dar ožiaragis turi žinoti. Šitą dar kortą. Žaltvikstė. Lobiai paslėpti šešėliuose. Ir stebėtojai. Transpersonal, tarp asmeniniai dalykai. Tai ir vėl čia turbūt pasikartosiu truputį, gal kortos ir atkartoja mano mintis, kurias sakiau, nebijokite į savo vidų pasižiūrėti. Štai ir tas popiežius, šventikas ragina pažvelgti į save, į savo vidų ir savo išmintį. Ir išmintingasis irgi tą patį sako, ne? Tai Žaltvikstė sako, pasižiūrėkite į savo šešėlį, tenais slypi dideli lobiai. Šešėlis tai nebūtinai yra kažkas blogo ar kažkokios savybės, kurias mes neigiame. Tai gali būti savybės, kurias slepiame nuo savęs ar nuo pasaulio. Tai ir jūsų išmintis, kur prieš tai sakiau. Truputį jūsų gali būti saugoma, jūs per daug saugote savo išmintį ir nustumėt ją į šešėlį. Watchers kalba apie tarpasmeninius santykius, tai ir sako, truputį atsiskleiskite daugiau. Taip pat šį kortą ragina truputį daugiau stebėti save, kartu šitos kortos stebėti save, savo jausmus, savo mintis. Tikrai daug gerų minčių kyla jums, galbūt užsirašykit jas ar įsirašykit garso įrašą kai kokį ir savo nusisiųskite. Ir atkreipkite dėmesį. Taip pat aplinką irgi stebėkite. Dar iš kitos pusės šita korta Watchers man primena apie tai, kad jūsų protėviai stebi ir jūs globoja. Dar kalbant apie simbolius, mes angelų sargų ženklą sparnus radom bent 2 tarp simbolių. Tai dar kartą primena, kad jūsų protėviai ir jūsų angelai sargai stebi ir tikrai jūs globoja. Tai to, kas jūsų šešėlyje, ką gal truputį ir prisibijote paliesti, tai jums jokios grėsmės nekelia. Gerai, pasižiūrėkim, ką dar reikia iš to šešėlio ištraukti. Ką reikia sužinoti apie jį. Mintakan. Namų ilgesys, priklausimas, originalų šviesos kariai, šviesos darbuotojai. Ir didysis susirinkimas. Viskas susijungia, susideda į taškai, susidedant į intuityvus pastebėjimai, sielos gentis. Tai tas ilgesys ir sielos gentis toks truputį, tokios kortos viena kitą pildančios. Iš esmės gali būti, kad jūs savo šešėlyje tame, nes klausiau apie šešėlį, ne, jūs savo tame šešėlyje ilgitės tarsi namų, tarsi artimųjų, galbūt, kaip čia pasakyti,
artimų sielų, sielos genties, va kaip čia kalba. Ir nenustepkite, kad jūsų sielo žmonės bus visiškai skirtingi negu jūs, nes pasižiūrėkite ir į šitą kortą, po kiekvienu šydu slypi skirtingi žmonės, būtybės, ir gal jie susirinkę kaip sielos gentis, bet yra visiškai skirtingi, visiškai iš skirtingų savo gyvenimo kelių. Tai nesistebėkit, kad surasite savo žmonės visiškai netikėtose vietose. Va, tik truputį leiskite savo atsiskleisti, va, tą savo išmintį parodyti. Va, ir turbūt surasite tą, ko ilgitės. Va, šviesos darbuotojai, šviesos darbininkai, čia tie yra mintis, kad mes esame kaip šviesos siųsti žmonės ir padarai ir kiekvienas savyje nešioja savo šviesą ir su jie uždega kitų žmonių šviesą. Tai primena, kad tame šešėlyje jūsų gali būti šviesa prigesusi. Va, tai ištraukite ją iš ten ir dalinkitės ją. Va. Gali būti, kad ilgitės būtent to artumo ir pritapimo prie kažkokios bendruomenės. Va, bet viskas susidėlios į vietas. Surasite savo sielos gentį. Kortos apskritai ragina daugiau į save pasižiūrėti, į savo vidų, į savo vertybės, jas perfiltruoti iš naujo. Nors ir jūsų kasdienėme gyvenime jūs remiatės tradiciją, remiatės tą išmintimi, kuri yra visiems prieinama, sakykime, tradicija. Nepamirškite kurti ir savo tradicijų ir kad jumise yra išminties, kuri neprieinama kitiems, yra tik tai jums prieinama. Daugiau semkitės tos išminties iš ten, iš to šaltinio jūsų vidinio. Va. Ir atrasite savo sielos gentį tada. Kaip tą sielos gentį surasti? tą artumą, išpildyti to artumo troškimą. Norėjo šokt kortą, bet neiššoko. O, gerai. Šulinio mergelės. Gera širdis, pagarba ir atjauta. Tai vat, turbūt jūs būtent ir sujungia su tai žmonėm, kurių ieškote būtent šios savybės - pagarba, gerumas, tolerancija ir atjauta vieni kitiems. Va. Atjauta savo visų pirma, nes mes, ypač jeigu labai esame perfekcionistai, tai labai griežti savo tampame. Va. Tai atleiskite savo, kaip ir sakiau, kartais geriau padaryti, negu padaryti tobulai. Va. Ir leiskite savo būti apskritai. Tai kaip klausiau, kaip atrasti tą sielos gentį, tai žiūrėkite, kur jūsų širdis veda jūs, gerumas jūsų, pagarba ir atjauta. Kaip ir sakiau, gali būti visai netikėtose vietose surasite tą šaltinį. Gerai, ką dar reikia žinoti ožiaragių šią savaitę? Sakyčiau, tokia dvasinių ieškojimų savaitė jums nusimato. O, tuoj pasikelsiu.
Kantrybė, apsauga ir suvokimas. Tai šią savaitę jūs suprasite, suvoksite, kad esate apsaugotas ir jūsų gyvenime jums tiesiog reikia kantrybės, kad truputį, kad atsiskleistumėt, kad atrastumėte tai, ko ieškote. Kaip ir šita mergina su kantriai eina link to portalo, kur tarsi į tą šešėlį, ne, kur kalbėjom. Tai va, tai su kantrybė, su gera širdim. Man tas balionėlis dar primena ir vėl tą vaikišką tokį džiaugsmą, entuziazmą naujais dalykais. Va, primena, kur minėjau prieš tai. Va, tai šią savaitę tikrai kažką suprasite, kažką tokio, kad kas jums leis jausti saugiu ir įkvėps kantrybės. Va. Ne viskas pasidaro greitai. Tai gali būti, kad šitie procesai, tos išminties ieškojimus ir savo sielos genties užtruks. Kantrybės reikės atrasti žmonės. Bet su savo išmintimi jūs puikiai tą suprantate. Suvokimas. Apskritai šiuose kortose daug tokio jūsų intelekto labai daug rodo kortos, išminties ir to tokio žinojimo ir supratimo kasdieniams dalykams, materialiems dalykams ir to tokio vidinio žinojimo ir intuityvaus žinojimo labai daug. Va. Tai tiesiog kortos ragina atrasti balansą tarp vieno ar kito. Ir nenustumti vieno ar kito į kažkokią, į tą patį šešėlį, ne? Va, tai šiuo atveju jūs, kaip ir sakiau, savo vidinės išminties truputį, kaip sakiau, racionaliai daugiau mastote ir mažiau apie intuiciją savo galvojate. Nustumę į šešėlį esat. Va. Bet suvoksite tuos dalykus, kurie jums svarbus, apie savo vidinės savybės, kurios jums padeda pasaulio einant. Va. Ir suvoksite, kad tai jums saugumo jausmą neša kartu. Ne tik tai tas mąstymas racionalus, bet ir ta išmintis, kurią turite. Ką protėviai patars ožiaragiui? Šamanas, pasikliaukite aukštesniosiomis jėgomis. Na va, dar kartą primena, kad jūs esate apsaugoti. Vėl tie sparnai. Ane? Ir štai dar kartą primena ir protėviai, kad jūs esate apsaugoti, kad jūsų angelai sargai jūs remia ir saugo. Na va, na ir pabaigai angelų sargų skaičių ištrauksim, pasižiūrėsim į kokius skaičius ir apskritai į kokius dalykus dar reikia atkreipti dėmesį šią savaitę. Du skaičiai, gerai. 11:22 arba lapkričio 22 gali būti svarbi ir 0440. 12:22 didysis poslinkis. Asmeninis augimas, dvasinis vystimasis, manifestacijos, tikslų manifestacija. Kur čia pabaigiau? Vienumas, ryšiai ir pabaigimas.
Na va, tai vėl kalba apie ryšius, dvasinį augimą ir asmeninį augimą. Dar kartą tos pačias temas, apie kurias kalbėjom. Pirmiausia, susikoncentruokite į pozityvius pokyčius, kurie dėl jūsų pastangų įvyksta. Tada išplėskite savo horizontus ir leiskite savo pamėginti kažką naujo. Tiek daug pozityvių permainų jūsų laukia. Pasaulis aplink jūs keičiasi dėl jūsų intencijų, dėka jūsų intencijų. Na va, dar pažiūrėkit, jeigu norit, sustabdykit, paskaityti angliškai. Na va, ir 0440. Intuityvus jausmas. Intuicija, vertė, vidinis žinojimas, išaugęs suvokimas, meilė ir monogamija. Sekite savo vidinį jausmą, tai daugiau negu tik jausmas. Būkite su žmonėmis realus, susikoncentruokite vertinguose santykiuose. Prisiminkite, kad jūs taip pat turite atnešti vertę. Laikykite žmonės, bendraukite su žmonėmis su pagarba, arba karma įkas jums į užpakalį. 3 jau minė. Na va, tai apie santykius truputį sako, būkite atsakingi. Va, ir su pagarba žiūrėkite. Tai mes kalbėjom jau truputį irgi, kad jūs atrasite savo gentį per pagarbą. Va. Na ir taip sako, pasaulis keičiasi taip, kad dėl to, kad jūs keičiatės. Va. Ir tai jūsų naudai viskas. Tai va, tai tokia šią savaitę žinutė. Būkite laimingi, būkite mylimi. Pasimatysime kitą kartą. Iki.